Sveiki, aš esu Svaras. Šiandien jums papasakosiu hipotetinę istoriją apie vidurinio amžiaus krizę. Gyvenu pakankamai gerai. Aišku, periodiškai užeina slegiančios mintis, kad visa tai, ką darau, neturi jokios prasmės. Man 50 metų, esu laimingai vedęs 2 nuostabių vaikų tėvas. Dirbu įdomų darbą, kuris mane įkvepia, tačiau dažnai susimastau apie viso to, kas esu ir kame esu nereikalingumą. Kokia prasmė iš viso šito mano gyvenimo? Vaikai jau paaugliai, dukra turi daug veiklos ir draugų beveik nebebūna namie. Aišku, tai gerai, džiaugiuosi dėl jos užimtumo, bet tuo pačiu mane aplanko vienišumas ir liūdesys. Toks jausmas, kad viskas praeina ir baigėsi. Visa laimė, kad sūnus domisi krepšiniu. Kaip ir aš, dėl to abu dažnai žiūrime rungtynes, patys einame pažaisti į salę bent kartą per savaitę. Bet juk ir tai laikina. Sūnus to užaugs ir eis treniruotis jau su savo draugais, ne su manimi. Džiaugiuosi, kad su žmona galiu apie visą tai pasikalbėti. Ji lankosi pas psichologą ir iš ten atsineša labai įdomių ir motyvuojančių įžvalgų. Pavyzdžiui, ji paaiškino, kad mano būsenos ir patyrimai panašus į amžiaus vidurio krizę. Kad mano dabartiniai jausmai yra natūralūs ir kad neturėčiau dėl jų savęs teisti ar kritikuoti. Jis sakė, kad reikėtų save priimti tokį, koks esu ir ieškoti gyvenimo prasmės paprastose dalykuose, džiaugtis smulkmenomis, pagirti save už pasiekimus. Man patinka toks požiūris. Po pokalbių su žmona nusiraminu ir vėl pajuntu energijos antplūtį bei norą kurti. Vidurio amžiaus krizę aš puikiai pažįstu. Manoji buvo ne tokia, kaip šioje istorijoje, bet labai panaši. Kiekvieno žmogaus gyvenime jie ateina ir žemė slysta iš po kojų. Nebijokit, chebra, nebijokit ieškotis pagalbos.